Pradžioj aš noriu pasakyti, kaip į mano reikalus įėjo Antazavė, Alanta vėliau. Į Antazavę mane pakvietė 82 metais Antazavėj kaime gyvenęs toks drožėjas Robertas Matulionis. Tai tą žiemą 82-83 pas jį sodyboje tapiau ir tuo metu šeimos dar neturėjau ir buvo kūrybingas periodas, keli mėnesiai, buvo šalta, pusninga žiema. Ir po to sekmadienį eidavo į bažnyčią pėsčiom iš miško ir mes čia susidraugavom per tuos mėnesius su buvusiu klebonu Antanu Mikulėnu. Ir po to po keleto metų, 86 metų, neatsimenu koks ten mėnuo buvo, man pranešė iš Antazavės, kad kunigas prie mirties. Ir aš tada sėdau į autobusą, atvažiavau ir jį lankiau, bet tai buvo prieš mirtinę jau tokią. Aš ten keletą valandų praleidau, tai turėjau įsidėjęs tokį aplanką su popieriais ir nupaišiau jo tokį paskutinį portretą, yra išlikęs. Ir po poros dienų jisai pasimirė. Ir po to, kai ponai Kažemekai pakvietė daryti šitą parodą, čia sutapimas. Perlis Vaisieta, bajorų vadas, sako, kad išdavė, kad aš irgi esu legitimuotas bajoras, bet tai, kad mane kviečia į dvarus eksponuoti, nieks nežino, kad aš irgi toksai pilnateisis. Tai čia Radvilų rūmose buvo, Oginskių rūmose paskutinės kelios parodos, tai ten jau netgi ne bajorai, ten jau didikai, dar truputėlį aukštesnė. Bet šita paroda, aš pirmą kartą ją matau dabar, iš tikrųjų, ir man atrodo gerai, skoningai. Pakalbėsim truputį daugiau, bet jau atskirai. Vaidotas pageidavo klausimų, taigi, kol kalbėsimės, galbūt kils, tai būkite drąsūs klausti, nes yra labai nepaprasta tokį žmogų turėti visai šalia. Taigi, gero vakaro linkiu, geros popietės ir klausimų. Mąstant apie tai, kaip mus oficialiai treniruoja mąstyti, praktiškai yra neįmanoma pilnavertiškai suvokti nei kūrybos, nei dailės, nei paties žmogaus. Ir oficialusis mokslas teigia, kad jeigu mes išsiaiškinam detalės, sudėtamasis reiškinio dalis, struktūrą, tada galime suprasti ir visumą. Tačiau kaip išsiaiškinti visumą, pavyzdžiui, žmogaus, kuris didžiąja dalimi yra nematerialus? Jo jausmai, idėjos, mintys, sapnai, troškimai nematerialūs. Žmogus negali gyventi be meilės, draugystės, tikėjimo, vilties, grožio, tiesos. Jie taip pat nematerialūs. Bet materialus gali būti žmogaus pėdsakas. Ir štai mes matom paveikslus, štai mes matom fundamentales knygas, kurios yra materialus pėdsakas iš nematerialios jūsų dalies. Taigi, mano klausimas, iš ko sudaryta Vaidoto Žuko visuma? Aš noriu sakyti, kad autorius tikrai nesigilina ir nesikrapšto, neanalizuoja savo vidaus. Tai iš dalies man net neįdomu ir nelabai, žinokit, kuklu galvoti, spręsti, analizuoti, iš kur žmogau tu tą paėmė. Koks skirtumas, iš kur atėjo? Gal tai Dievas davė, gal žmonių, tėvų genetika, gal kultūrinė aplinka. Tikrai nieks nežino ir niekas man nepadės, todėl kad galima kažkokią pagal tikimybių teoriją kažkokie numatymus daryti, bet tai tikrai nebus
racionalūs, normalūs, geri atsakymai. Taip kad aš siūlyčiau šitos klausimus netgi iš dalies palikti, nes jie beveik neatsakomi. Bet vis tiek, kyla klausimas, jūsų meno gelbėjimas, jis atsiranda iš kur? Jis atsiranda taip pat iš to lyg nematerialaus pasaulio, iš nematerialaus vidinio, gelbėti materialų, išsaugoti sakralų į paveldą, Žemaitijos kolekcija visai jūsų. Kaip kilo šitai? Ne, aš nenorėčiau sutikti, kad tai nematerialūs. Tai labai daiktiški dalykai ir daiktas šiuo atveju groja pirmų smuikų. Jokia dvasia, jokia idėja ar siela čia neturi lemiamo balso. Kas labai šitoje eigoje lemia, tai yra uoslė, nematerialus, yra skonio reikalas, yra atpažinimo reikalas. Žmogus gali būti bet kokios profesijos, bet koks, jau nekalbant apie socialinį statusą, tas atpažinimo momentas, jisai duotas, aš sakyčiau, kiekvienam žmogui. Jis gimdamas, jis jį įgyja. Ir kita vertus, kartais jis gyvena tokioje aplinkoje, kad jis tą skonį, tą uoslę, tą supratimą, jisai išsinaikina. Jisai arba jį užtušuoja, arba jo netenka. Bet aš manau, kad pradiniam etape jis kaip potencija, jisai turi ją, šitą savybę. Man taip sutapo gyvenime, kad toj kultūrinėje aplinkoje, politinėje šiek tiek aplinkoje, visuomeninėje, socialinėje aplinkoje, aš gal ugdžiau, bet tikrai nesąmoningai ugdžiau. Tai tiesiog kažkas ugdė už mane ir atėjo laikas, kai aš pamačiau, kad aš suprantu muziką, suprantu literatūrą, suprantu dailę. Jūs klausėt, iš kur visa tai? Ir vyniojant atgal, vis dėlto tai yra žmonės, su kuriais bendravau ir kuriuos irgi atpažinau, kad reikia su jais bendrauti. Jie yra titanai, reikia iš jų imti tai, ko tu stokoji, ko tu neturi, o jie turi nebūtinai su visais dalinasi, o dažnai aplinka, sovietinė aplinka, kurioje teko nelaimė gyventi ir jie dažniausiai neturėjo progų, galimybių, niekas nesiklausė jų paveldo, jų patyrimo. Aš kalbu apie netoli nuo šitų vietų Rokiškio krašte gimusi ir gyvenusi Juozą Keliuotį profesorių. Aš su juo kokią 10 metų iki jo mirties bendravau. Mes pradėjom lankytis, jisai mumis pasitikėjo keliais jaunais žmonėm ir tai buvo didžiausia simfonija. Taip kaip su žmogum bendrauji ir 4 valandos monologo jo, bet ten tokia gigantiška informacija ėjo. Po to mes kokią 10 metų draugavom su Justinu Mikučiu, tokiu iš lagerio grįžusiu mąstytoju, žemaičiu. Vėlgi, jie visi labai skirtingi. Po to susipažinau Žemaitijoje su Vilium Orvidu. Jisai dar kitoks žmogus, jisai jaunesnis, beveik mano amžiaus buvo. Tuo metu mes su juo draugavom, bet jis turėjo kažkokį Dievo patepimą ir jo kūryba buvo tikrai gera ir jo mąstymas, primityvokas mąstymas. Jis nebuvo intelektualas kaip Keliuotis ar Mikutis, bet jis buvo tas gyvenimo išminčius.
Ir paskutinis buvo vėlgi iš šitų Utenos krašto žmogus, ambasadorius Vytautas Dambrava. Irgi mes su juo iki jo mirties bendravom ir dar irgi prieš mirtį jo kelis portretus padariau. Aš jo klausdavau, ar aš turiu teisę ir manyti ir net viešai pasakyti, kad jūs esat mano mokytojas, sako, gerai gali sakyti. Taip kad vėlgi neprisitaikė žmogus, bet gigantiškos patirties ir išminties ir energijos žmogus. Taip kad, sakau, dar galiu vardinti kokią 10 kunigų, kurie man padarė didelę įtaką. Vieni vienais atvejais, kiti kitais. Man gaila, tik tai paskutiniais metais mes su Česlovu Kavaliausku susipažinom. Jau porą metų prieš jo mirtį, bet tai buvo tikrai prasmingas ir vaisingas bendravimas. Mes įrašiau 100 valandų pokalbių su juo ir jie yra LRT fonduose, kai kartais Julius Sasnauskas kartoja. Nors pradžioj 95 metais visa tai buvo per Lietuvos radiją transliuota. Dar kiti, kunigas Aliulis, minėta šiandien Antazavės klebonas. Žiūrėkit, koks yra gražus šito Antazavės buvusio kunigo bruožas. Čia jūs žinot, kad sovietmetį buvo tokių apleistų ar tokių chuliganavotų jaunimo, tokia internatas lygtai, nežinau, pensionas kažkoks. Ir jie išeidavo į lauką, į gatvę ir vieną kartą pas jį jau po mišių mes užėjom ir sako, žulikai, sako, pavogė mano vefą, tą nešiojamą radijo imtuvą. Bet po to po savaitės, kai pas jį, aš sakau, bet žiūrėkit, vefas vėl, sako, jie man pavogė, o po to dar atnešė parduot. Ir jisai nupirko. Sako, man reikia to radio, man reikia žinias klausyti ir panašiai, muzikos, koncertų. Tai čia atrodo nesąmonė, bet tas paradoksas gelbsti žmonės ir jis visai nesisieja į racionalų kažkokį supratimą, suvokimą, eigą, bet tai yra gražu. Alanta, kitas mažas Lietuvos miestelis, kuriame jūs tvirtai taip veikiate, jūsų muziejus Teofilio Matulionio Alantoj ir naujas dar žmogus, visai turbūt kada jūs pernai atradot fotografą Dionizą Putną. Papasakokit, tai be galo įdomi istorija. Jo, čia yra istorija, kuri mes Alantoj su šeima įsikūrė maždaug prieš 25 metus, tenais tokią įsigijom sodybą ir ten dirbtuvę pasistačiau, ten daug laiko praleidžiu, meno darbus darau ir rašto darbus darau, bet po to čia kokiais 2014 metais mes važiavom iš Videniškių vienuolyno su buvusiu molėtų meru Stasiu Žviniu ir aš taip truputėlį juokaudamas sakau, mere, jeigu jūs turėtumėt vietos, kur eksponuot, sakau, aš galėčiau kokią 50 paveikslų padovanot. Tai sako, gerai, mes paieškosim. Sako, tu pats susiras, kokia tau vieta eksponavimui tinkama. Bet mes dar draugavom su Alantos seniūnu tuometiniu Aidonu Užubaliu. Ir vieno vakarėlio metu aš jam papasakojau šitą istoriją, sako, tu nebūk durnas, o tu pasakyk, kad galėtum Alantos dvare visą tai. Ir aš tada merui pasiūliau tą dvarą, sako, gerai, nes jis buvo sutvarkytas, bet toks, tuščios sienos, tuščios salės. Bet aš sakau, gerai, bet tas mano žadėtas 50 paveikslų, tose 7 salėse jos prapuls, pradings.
Tai sako, ką siūlai? Nu, sakau, tada siūlau 150. Ir mes sukirtom rankomis, pasirašėm sutartį, viską teisiškai apiforminom. Tai man davė tas 7 sales. Ir visa tai vyko. Po to, 16, tai buvo gruodžio 4, kad bus 17 metais, jau birželį palaimintojo bus Teofilis Matulio, o jis iš Alantos krašto. Jis krikštytas ir Alantos bažnyčioje ir jo mama palaidota Alantos kapinėse. Vėl vykstu pas merą ir sakau, taigi čia mūsų žmogus, nu tai nepraleiskim progos, reikia daryti PR, reikia reklamą ir kažkaip, nu, o sako, ką siūlai? Nu, sakau, reikia muziejų daryti. Nu, sako, gerai, už kur eksponatai? Sakau, eksponatus palikit man, aš parūpinsiu. Bet sakau, jums reikia pasirūpinti patalpom. O kur? Nu, sakau, 2 aukštas dvaro yra neįrengtas. Pavyko 2 aukštą sutvarkyti. Ir tada palaikiau ryšį su Matulionio giminaičiais ir nuvažiuoju pas juos, ar į Klaipėdą, ar į Kauną, ir sakau, ar bažnyčia, Kaišiadorių vyskupija, ką nors kreipėsi, nu, aš vis tiek bažnyčiai palieku, nes čia jau bažnyčios žmogus palaiminimą skiria Vatikanas, tai aš negaliu kažkaip be jos žinios. Tai man tie giminaičiai sakė, kai kurie sakė, visai nieks nieko nesikreipė, kai kurie sakė, kreipėsi, paskambino, pakalbėjom, bet nebuvo atvažiavę. Tai aš visų klausiu, sakau, ar jūs paskolintumėt tuos eksponatus? O jie turėjo laiškų, turėjo iš lagerių visokių vatuvkių, net iš viso. Viena dukterėčia rodo bambukinę lazdą. Matulionis vyskupas visą laiką su lazda. Bet neaišku, ar su ta lazda, ar ne su ta. Ir klausia, ar jūs į muziejų imsit tą lazdą. Bet jinai sako, kad niekas negali patvirtinti, kad čia tikrai Matulionio lazda. Bambukinė, išriesta, normali. Sakau, tikrai imsim, o po to aiškinsimės. Ir po to, kai tvarkiau jo nuotraukų archyvą, radau 61 metais jį iš Šeduvos vežė į Latviją, jo draugas vyskupas pasimirė ir jis buvo atvežtas į tas laidotuvės su ta lazda, jisai šitose laidotuvėse, vadinasi, tikrai jisai, bet dabar ne pernai, o užpernai. Prie manęs prieina moteriškė, bet tokia, nu, mano amžiaus tokia, jau, ne jauniklė, ir sako, norėčiau su kuo nors pakalbėti. Sakau, apie ką norit, ponia, kalbėti? Sako, apie kultūrą. Vidury miestelio, pirmas sutiktas žmogus nori apie kultūrą. Nu, sakau, kalbėkim. Sako, aš esu fotografo Dioniso Putnos anūkė. Ir sako, turiu kelis albumus, kelias dėžes su jo nuotraukom. Ir sako, norėčiau kam nors padovanot, palikti, kas galėtų išsaugoti. Ir mes su tokiu istoriku Šeikiu po poros savaičių sėdam į mašiną ir atvažiavom į Uteną, čia jinai gyvena, ir mes pasižiūrėjom. Kadangi tos nuotraukėlės degtukų dėžutės dydžio, mažiukės, nu gerai, aš šitos dalykus patyręs. Aš pamačiau, kad ten kažkas yra įdomaus ir gero, bet aš 100% negalėjau. Man reikėjo nuskenuoti, skaitmenizuoti ir išdidinti. Ir man visą taip paskolino, tuos kelis albumus, aš ten tvarkingai, teisiškai įgaliojimą man parašėme, kad nebūtų kažkokio žulikavojimo. Parsivežiau, nuskenavau kaime, turiu skenavimo aparatą ir pradėjau didinti. Ir žinokit, pamačiau, kad čia yra jėga, kad čia lietuvių fotografijos istorijoje tokių tipų. Jis nevaidina, kad jis fotografas.
bet jis valdo situaciją, valdo kadrą. Ką aš noriu pasakyti, aš tokių Lietuvoje fotografų nemačiau. Dabar Alantos dvare, jeigu važiuosit pro šalį, dar užsukit, dar kelis mėnesius palaikysim šitą parodą, bet vėlgi toliau tęsinys, vėlgi muziejus, o kur dar ne visas dvaro antras aukštas yra įrengtas. Dar Matulionis centriniai daly, bet yra 2 dideli flygeliai ir galima puikų Dionizo Putnos muziejų daryti. Matot, klausėt dėl šitų kažkokių aplinkybių, kaip čia meno gelbėjimas, sakralinių ar dar kažkaip, viskas kažkaip natūraliai. Gyvenimas veda ir po to tik tai tu turi nepraleisti progos. Nes mes sėdim čia 50 žmonių, ir žinokit, kiekvienas iš jūsų žiūrėkit aplinkoj ir gaudykit progas. Ne tai, kad reikia gaudyti ir vargti gaudant, bet tiesiog nepraeiti pro stokojantį. Tas stokojantis gali būti žmogus, gali būti gyvūnas, gyvulys, gali būti daiktas, gali būti raidė, gali būti popierius, bet jeigu jis yra nesutvarkytas, supelijęs, apipuvęs, tai aš tuo metu Žemaitijoje mes ten turėjom draugų tokių pogrindžio kunigų seminarijos auklėtinių. Mes su tuo jaunimėliu dažnai keliaudavom po Žemaitijos parapijas. Ir kadangi aš jau tokią protekciją turiu su būsimu kunigu arba klieriku, tai tie klebonai atidarydavo bažnyčias ir leisdavo viską apeiti. Ir varpinę, ir rūsį, ir visas šeputės tenais ir panašiai. Ir aš pradėjau matyti, kad gausybė yra tokių neprižiūrėtų dalykų arba rėmai nudužęs. Bet aš suprantu, kas yra geras rėmas ir kas yra blogas. Aš jau nekalbu apie meną. Bet gali būti net ir kažkokie arnotai, bursos, velimai, stulos. Gali būti geros, vertingos, gali būti visiškai bevertės. Nors jos gali būti ir išsaugotos ir panašiai. Aš klausdavau tų klebonų, sakau, o ką daryti, žiūrėkit, aš čia pastogiai radau kalną tokį pelyjančių liturginių drabužių. Sako, laibūn. Sako, palaukit, negalima palikti, nes jie visai supus. Tai sako, ką siūlai? Sakau, duokit man, aš vešiu į Gudyno centrą, mes išvalysim ir aš jau matau, kad ten Slucko juostų arnotai. Tai yra brangenybė. Aš negaliu sakyti tam klebonui, kuris ten neturi supratimo, kuris Maskvičių taisė ir jam neįdomu buvo. Įvairių žmonės. Tai šeimoje iki šiol man kartais, kai mane vaikai drožia, tai sako, tėvai, mes prisimenam, kad mes tik kruopas valgydavom, o tu visos pinigos restauratoriam atiduodavai. Išaugo tie vaikai, kruopos nėra žalingas daiktas, dabar kartais karalienė valgo kruopas, bet yra kokio 150 eksponatų, kurie yra išgelbėti, išvalyti, sutvarkyti. Ir kai kas muziejuose, kai kas įsigijo muziejai, kai ką dovanojau, o kai kas yra mūsų šeimoje dar likę. Mes visais laikais buvom praktikuojantis katalikai, krikščionys, bet buvom studijuojantis ir skaitėm ir 89 per Kalėdas aš tą radijo studiją pradėjau ir buvo 7 metai tokio vadybiškai, žurnalistiškai aktyvaus krikščioniško laiko. Bet gerai, kai žmona iš tikrųjų buvo atsidavus šeimai ir jinai vežiojo
aš važiuodavau į vienus darbus, o jinai veždavo vaikus į būrelius, muziką, dailę ir viso kito sportą. Ir todėl vaikai normalūs. Prieš keletą metų mano krikšto dukra Morta, jinai panorėjo įsigyti mano 79 metų tokį paveikslą. Pusnuogę moterį tokią, sulenkusią koją, stovinčią. Labai panašų kitą variantą įsigijo muziejus. Ir Morta manęs klausia, kodėl tu dabar šitokių dalykų nedarai? Nu, tiesiog net neturėjau ką atsakyti. O ką tu siūlai, sakau, sako, padaryk. Ir aš per keletą metų padariau naują ciklą ir tų stovinčių merginų ir gulinčių berniukų. O dėl jūsų klausimo dėl įsimylėjėlių, matot, aš mėgstu tokį austrų menininką Egoną Šylę. Ir mes bendravom prieš mirtį su Antanu Gailium Paryžiuje. Ne Paryžiuje, jisai Prancūzijoje, pietų Prancūzijoje gyveno ir pasimirė. Bet jo vienas paskutinių ciklų buvo įsimylėjėliai. Ir tos jo moterys tokios šiek tiek tokios dekoratyvesnės. Ir aš pagalvojau, tu žmogau, mokėsi meno, kartais tu pasinaudoji savo piešiniais, kartais nuotraukom pasinaudoji, bet ar tu sugebėtum be modelio nutapyti besimylinčią porą? Ir aš pradėjau 1, 2, 5, 10, 20 ir man kažkaip pradėjo ir patikt. Ir tada pradedi galvot, kas ta pora. Nes, ar vyras veda toj poroj? Nes matot, menas yra toks keistai subtilus daiktas. Negali perlenkti lasdos, negali būti plepys, negali per daug pasakoti ar sumaišyti tą literatūrinį žanrą su vaizduojamojo meno žanru. Reikia išlaikyti situaciją, distanciją, kaip didieji meno istorikai, teoretikai sakė, kad vaizduojamasis menas yra užuominos.